Sveiki visi, jūsų dėmesio yra dar vienas trumpas video reportažas iš serijos Kas vyksta virtuvėje. Šį kartą ant mano virtuvės stalo yra gana neįprastas svečias ir tai yra patefono galvutė, kuri yra MC tipo arba taip vadinama Moving Coil. Gamintojas, kurios yra Ortofon, o modelis yra SPU su indeksu G. Čia mes turime klasikinį variantą, kuris labai gerai atpažįstamas yra netgi pagal savo hečelą. Ir ši galvutė, komplektuojama žinoma su hečelu, atrodo tikrai gana įdomiai, sakyčiau, labiau art deco stilių primenantis jos form factoris, tikrai išsiskiriantis iš daugybę kitų. Ir čia mes turime galvutę, kurios deimantukas yra eliptinės formos, turintis aliuminio kantilyverį. Ir aš ją gavau iš savo bičiulio atlikti tiesiog patikrą diagnostikai, nes jisai skundėsi tuo, kad kažkas yra ne taip su ta galvutė, nes lyg ir tas brožas jos yra pasikeitęs per tą laiką, kurį jisai turėjo ir naudojasi ją. Tad norėjau tiesiog padaryti, bent jau pasižiūrėti, ar deimantuko stovis yra geras ir taip pat paprašė manęs atlikti kelias nuotraukas. Tai pasiėmiau aš iš jo šią galvutę, pasidėjau po mikroskopu, tam, kad galėčiau apžiūrėti ją ir pastebėjau keletą įdomių momentų. Tai deimantukas absoliučiai sveikas, jisai tikrai yra puikios formos, nei nuskilęs, nei pasitrinęs, aštrus ir jam jokių priekaištų nėra. Tačiau yra priekaištų kitiems šios galvutės elementams, tai vienas iš jų yra būtent apsauginė plėvelė, kuri dengia visą būtent generatoriaus dalį pačios galvutės tam, kad nepatektų jokios šiukšlės ir purvas. Ir taip pat, taip jau nutiko, kad šios galvutės šeimininkas turėjo keletą nedidelių incidentų, kurių metu netyčia įlenkė patį kantilyverį ir jisai buvo gerokai kreivesnis negu atrodo dabar. Dabar jisai beveik yra atstatytas ir aš dar turėsiu šiek tiek padirbėti, kad jį užbaigti pilnai, kad jisai būtų absoliučiai lygus. Ir tuo pačiu metu parodysiu keletą tokių tipsų, kaip aš tai darau, galbūt kažkam pravers ir norės pats savo jėgomis, galbūt įlenktą kantilyverį ištiesinti, jeigu, žinoma, tai leis aplinkybės ir galimybės, žinoma, ir pats lenkimo charakteris. Šiuo atveju matosi, kad vamzdelis tikrai nebuvo niekur per daug įlenktas, tiesiog buvo nedidelė deformacija, kurią galima atstatyti pakankamai nesudėtingai, tiesiog reikia atsargiai visą tai daryti. Netrukus parodysiu, kaip visą tai dariau. Pati galvutė turi dar tokį apsauginį plastikinį intarpą, kuris užsideda ant viršaus ir tuo pačiu metu prispaudžia apsauginę plėvelę, kuri apsaugo, jau kaip ir esu minėjęs, būtent generatoriaus dalį, kur yra ritės ir pati pakaba nuo ten galinčių patekti metalo drožlių ir kitų šiukšlių. Ir kaip galima buvo manyti, tai tikrai metalo drožlių buvo gana daug. Ir maža to, kad buvo metalo drožlių ant paviršiaus, bet tuo pačiu metu ši juostelė, arba plėvelė, kuri dengia šią dalį, ji buvo prakiūrusi keliose vietose, tiesiog prasitrinė dėl judančių elementų, nes jinai buvo matyti nuo temperatūros pasėdusi ir gavosi taip, kad netgi tam tikra dalim tiesiog buvo atsigulusi ant generatoriaus dalies, būtent ant pačių ryčių, kurios generuoja jau išėjimo įtampą, kuri vėliau keliauja jau į fono korektorių. Tai tam tikra prasme netgi trukdė normaliam šios galvutės darbui. Ir taip pat ten patekusios metalo drožlės puikiai nusėdo ant ryčių ir manau, kad turėjo neigiamos įtakos jos taip pat. Ir dabar aš padėsiu kamerą taip, kad galėčiau jums parodyti, kaip atrodo tokios galvutės vidaus konstrukcija. Mes tiesiog greitai prabėgsim, pasižiūrėsim, aišku, aš jos čia visos neardysiu, tiesiog susipažinsime su tuo, kaip ji čia atrodo. Taip pat parodysiu keletą dalykų, kurie man padeda tokiais atvejais atlikti kažkokius minimalius
serviso darbus, tai vienas iš momentų, kurį netrukus papasakosiu, tai kaip nuimti metalo drožlės. Jokių būdų šioje vietoje nederėtų lysti su metaliniais paviršiais, ar tai būtų kažkoks, nežinau, ar adatėlė, arba koks nors neatsuktuvos, ar tipo tokio ir panašiai, nes magnetas galbūt yra labai stiprus ir jisai gali tiesiog akimirksniu smarkiai pritraukti bet kurį metalinį objektą ir tuo pačiu metu galima netyčia arba nutraukti laidus, arba sugadinti patį kantilyverį, arba tiesiog netyčia gauti kitus pažeidimus. Ką tokiais atvejais aš darau, tai visą laiką man praverčia mediniai instrumentai, kurių dėka galiu kažkiek tai sugriebti į vieną krūvą metalo drožlės, tiesiog jas sustumti. Aišku, po mikroskopu labai yra patogu nugaląsti patį galiuką, kad jį padaryti kokios nori formos, kad tiesiog nesmedis, vis tiek jis yra minkštesnis ir neturi jokios įtakos magnetiniam laukui, kuris yra gana stiprus pačioje galvutėje. Kitas yra dalykas, naudojamas maskavimo juosta, kurią tiesiog nuplėšus gabalėlį susuku į tokį konusą ir su to konusu tiesiog aplinkui apeinu ir surenku tas drožlės, kurios pakankamai neblogai prilimpa prie paviršiaus ir tokiu būdu surenku visas nepageidavimas šiukšlės, drožlės, kitus nešvarumus ir taip galvutė tampa žymiai švaresnė. Žinoma, po to reikia panaudoti dar ir tokius smulkius šepetėlius, turiu čia su voverės plauku. Tai irgi yra pakankamai geras dalykas, kuris leidžia aplinkui surinkti visas šiukšles. Dabar montuosiu kamerą, parodysiu, kaip atrodo ši galvutė po mikroskopu, taip pat parodysiu ir būdą, kaip galima ištiesinti patį kantilyverį, kuris būna netyčia sulenkiamas. Dar prieš tai, tiesiog iš išorės parodysiu, kadangi vėliau jau būsiu sumontavęs kamerą taip, kad galima būtų matyti vaizdą tik tai per okuliarą. Tai trumpai tariant, tam, kad ištiesinti kantilyverį, naudoju tokį vamzdelį, kuris yra tuščias viduje. Tai jame tiesiog prapjaunu tam tikrą dalį, kad galima būtų užmauti ir tuo pačiu metu adatėlė būtų neužspausta ir atlieku manipulacijas, kurios man leidžia ištiesinti patį kantilyverį. Netrukus viską parodysiu. Kamera jau yra sumontuota taip, kad galėčiau jums parodyti vaizdą per mikroskopo okuliarą. Dabar galime susipažinti su konstrukcija ortofonas PU patefono galvutės. Štai taip jinai atrodo. Matosi, turi H4 standarto taip vadinamą lizdą, kuris yra įdedamas ir užtvirtinamas pačiam tonarme. Labai patogus yra dalykas, greitai keisti galvutės. Tai pakankamai fainas yra momentas, nes lyginant su tonarmais, prie kurių yra tvirtinamas atskirai patefono galvutės, ir norint jas pakeisti, turi praktiškai visą etapą nustatymo pereiti nuo pačios galvutės išcentravimo ir nustatymą iki jau svorio ir taip toliau. O tokiu atveju užtenka tiesiog įdėti kartridžą ir nustatyti tinkamą svorio prispaudimą galvutėj, kuri yra naudojama tame pačiame hečelė. Tai kągi, dabar galima pasižiūrėti iš arčiau, kaipgi atrodo ši įdomi konstrukcija. Tai mes turime čia MC tipo galvutę, kuri skirtingai nuo MM tipo Moving Magnet turi tą vadinamą Moving Coil konstrukciją, kur pas mus matosi čia eina toksai kaip ir strypas, ant kurio laikosi tonarmas, kantilyveris, ir ant kantilyverio galiuko yra adatėlė, o taip pat šioje konstrukcijoje yra dar ir generatorius. Tai mes turime plokštelę, čia šiuo atveju matosi štai tokios formos ir ant jos yra suvyniotos apijos, kurios iš principo ir generuoja elektros įtampą, kuri yra labai žemo lygio ir jau patekusi vėliau į fono korektorių yra smarkiai sustiprinama iki tokio lygio, kad galima būtų jau atkurti pakankamai garsiai.
Tai čia konstrukcija yra štai tokia. Mes turime magnetą taip pat vienoje pusėje ir ten viduje taip pat yra magneto konstrukcijos, kurios sukuria magnetinį lauką ir dėka šio magnetinio lauko, kai juda kantiliveris nuo plokštelėje generuojamų, sakykime, nelygumų, vyksta judėjimas šios dalies ir čia atsiranda nedidelė srovė ir nedidelė įtampa, kuri po to yra perduodama į sekančią grandinės dalį. Tai turėjau čia tokią gana įdomią situaciją, kol išvaliau ją, nes čia buvo pakankamai nemažai nusėdusi metalo drožlė. Pabandysiu pritraukti, galbūt man pavyks dar pastebėti kažkokį vieną kitą, kad galėčiau parodyti, kaip galima tokias nuimti, kaip esu jau prieš tai rodęs ir pasakojęs. Gana neblogai jos nusiima naudojant maskuojančią juostelę. Tai pabandysim surasti, gal čia dar yra kažką, ką galima būtų pademonstruoti. Bent jau ten apačioj yra, bet labai sunku yra nustatyti fokusą tinkamą, kad galėčiau parodyti. Bet esmė yra tokia. Naudojamas yra toks kūnusėlis. Ir tokiu būdu yra prilipdomas metalo drožlės ir jos yra pašalinamos iš paviršiaus. O jau pats kantiliveris, kaip jis yra tiesinamas, tai pamėginsiu aš parodyti, man tik tai reikia sufokusuoti vaizdą. Galbūt čia padėsiu tokio daiktą, kuris leis man atremti ranką ir nustatyti maždaug tokį aukštį, kad galėčiau parodyti, kaip atrodo pats kantiliveris ir kokias manipulacijas man teko daryti tam, kad jį ištiesinti. Ir parodysiu. Štai čia yra tas vamzdelis, apie kurį pasakojau. Jisai turi viduje ertmę tokią. Ir aš esu specialiai prakirtęs tokį kaip ir išimą, kuri leistų man priglausti prie kantiliverio ir tuo pačiu metu apsaugoti adatėlę, kad jinai nebūtų pažeista tuo metu, kada aš atliksiu manipulaciją ir bandysiu ištiesinti patį kantiliverį. Tai tokiu būdu pats vamzdelis yra irgi pakankamai, sąlyginai minkštas. Čia yra šitokį kaip polietileno gal labiau primenančios medžiagos pagamintas, tai jis gana yra minkštas ir nedaro tokio per didelio streso. Ir tokiu būdu bandau aš atrėmęs pačiu galiuku jau į ertmę magneto, sudarant tam tikrą kaip ir atramos tašką, jau tiesinti toliau patį kantiliverį, taip, kad jisai išsitiesintų ir būtų lygiai per centrą. Man tiesą sakant, tai pavyko padaryti, nes vaizdas, kuris buvo iki tol, tai jisai tikrai buvo žymiai liūdnesnis. Ir kantiliveris, jisai buvo nuėjęs gana smarkiai į dešinę pusę. Dabar mes matom, kad jisai yra praktiškai per centrą. Tai pabandysiu sumažinti aš dar didinimą, kad galėčiau tinkamai parodyti. Kaip tik pas mane yra gradacija, kur paimsiu dabar centrą, jūs matote, kad pati jau adatėlė eina lygiai per centrą. Tai pavyko puikiai ištiesinti, reikės tik tai jau šeimininkui šiek tiek pakeisti poziciją, nes matosi, kad galvutė kreivai yra prisukta pačiam headshell'e, tai ją dabar reikės ištiesinti, nes kompensacijos jau nebereikės daryti, nes prieš tai buvo būtent tokiu būdu atliekama kompensacija pozicijos pačios adatėlės. Dabar jau kai kantiliveris yra išlygintas, taip pat išvalytas yra ir išvalyta magnetinė sistema. Ir pats generatorius tai yra būtent apvijos pačios. Tai parodysiu dar, kaip atrodo jos. Gal dar didesnį didinimą pasirinksime. Jeigu leis
sufokusuoti vaizdą. Na štai taip jos atrodo ir matosi tokia plokštelė, kuri yra padengta keramika, gal kažkas panašaus į keramiką labai. Na ir vienas kitą tiesiog kryžiuojant yra susuktas apvijas ir išeina 4 laidai. Iš šonus matosi tokias įportus, kur yra prilituojami ir vėliau perduodami jau į kontaktinės grupės. Kitoje pusėje lygiai taip pat. Taip pat matosi per patį centrą yra varžtelis, kurio dėka yra prisukomas būtent tas metalinis strypas, ant kurio laikosi ir pats kantiliveris. Taip pat matosi, kad yra pakaba yra minkšta. Aš maniau, kad bus sukietėjusi, bet toli gražu, čia tikrai viskas yra minkšta ir gerai laikosi, na ir taip pat pats generatorius. Tai štai taip atrodo jo konstrukcija, tuoj dar parodysiu, kaip atrodo apsauginė plėvelė, kurią esu nuėmęs, nežinau, man čia pavyks parodyti tinkamai, bet situacija tokia, kad jinai yra keliose vietose prakiūrusi. Ir prakiūrusi tokiu būdu, kad ne tai, kad jinai prakiūrusi, bet jinai yra pratrinta būtent magnetinės sistemos, ne magnetinės, bet generatorius pačio. Pratrintos yra skylės ir per jas buvo patekusių metalo drožlių. Tai jos čia aišku yra nusėdusios, nukritusios nuo plėvelės paviršiaus, kadangi atitrauktas yra nuo magneto. Nu, bet tokia sistema. Šiaip bandysiu pakeisti šią plėvelę kitą izoliacinę medžiagą ir pabandysiu naudoti šiuo atveju kaptono lipnią juostelę. Jinai tokia, aš esu jau padaręs tokį preliminarią ertmę, kad galėčiau prakišti per ją kantiliverį, na ir tuo pačiu metu jinai netrukdytų jam laisvai judėti. Tai mėginsiu aš panaudoti būtent šią juostelę, pritvirtinti, tokiu būdu bus apsaugoti visi vidaus konstrukcijos elementai. Tai parodysiu, kaip visą tai atrodys maždaug. Užmaunu, čia viską išlyginam, ištiesinam, prispaudžiam. Čia aišku reikės dar visokius plaušelius pašalinti, na bet sistema atrodys maždaug taip, tai mes čia turėsim ertmę adatėlę, visi kiti elementai bus uždengti ir apsaugoti. Tai štai toks yra įdomus vaizdas ir veiksmas mano virtuvėje. Tai tiek šiam kartui ir iki sekančio karto. Iki sekančio įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo, kuris netrukus atsiras.